IMP sistema tai skaitmeninė platforma skirta informacijos pateikimui, mokymosi galimybių pasirinkimui ir jų finansavimui pagal nustatytus prioritetus. Prioritetus nustato kiekvienais metais vyriausybė, remdamasi statistiniais duomenimis ir pagal atsižvelgdama į rinkos poreikius, į darbo pasiūlas ir pasiūlymus ir trūkumus. Sistema suteikia asmenims taip pat pasirinkti valstybės finansuojamus mokymus arba mokyti savo lėšomis, prisitaikant prie individualių poreikių, pasirenkant savo individualią tinkamą laiką, programą, grupę, vietą. Ir sistemos pagrindinė ašis projektuojant šį projektą buvo numatytas asmuo, tai yra jo kryptingas mokymasis, skatinantis skaitmeninių bei profesinių kompetencijų ugdymą ir atitinkantis šiuolaikinės darbo rinkos poreikius. Pagrindinis IMP sistemos kursuok tikslas yra sukurti suaugusių asmenų mokymasi visą gyvenimą, suteikiant jiems galimybę lengvai pasiekti kokybiškas neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi programas. Sistema siekiama sudaryti sąlygas individualiam mokymuisi, tai kiekvienas asmuo gali individualiai pasirinkti kokias mokymosi programas, grupės, laikus, kaip ir minėjau, skatinti darbo rinkos poreikius atitinkantį kompetencijų tobulinimą, tai siekiame, kad sistemoje būtų pačios naujausios programos, kurios yra rinkai atsižvelgiant darbo rinkos poreikius ir galbūt kompetencijų tobulinimą asmenų, profesijos pasikeitimą ar šiaip asmeninius pokyčius gyvenime. Taip pat yra vienas iš sistema siekia palengvinti prieigą prie mokymosi galimybių. Tai yra, kad visi mokymai būtų pasiekiami vieno langelio principu, asmuo vienoje vietoje galėtų rasti didelį pasirinkimą apie mokymosi programas, mokymų teikėjus ir palyginti grafikus, teikiamas paslaugas galbūt ir pasirinkti tai, kas jam yra aktualiau. Atsižvelgdamas į jau baigusius mokymus asmenų, rekomendacijas, vertinimus. Ir taip pat galime, pačia sistema siekiame kelti švietimo kokybę, neformaliojo švietimo, ugdyti, kad žmonės nesimarinuotų iš mūsų šūkio, o keistusi ir nuolat tobulėtų ir augtų, gerintų savo profesinės kompetencijas, galbūt asmeninės, skaitmeninius įgūdžius. Ir taip pat yra pati platforma, mes siekiame populiarinti mokymasi visą gyvenimą, kad mokytis yra niekada nevėlu ir tai yra reikalinga. O kursuok ir IMP tai yra vieninga informacinė sistema, todėl užtikrinanti kokybiškus mokymus bei atvirą prieigą visiems norintiems mokintis valstybės tiek asmeninėmis lėšomis ir kuri ilgainiui padėtų padidinti visų besimokančių suaugusių skaičių šalyje ir prisidėtų prie Lietuvos švietimo bei darbo rinkos tvarumo. Kursuok privalumai mokymų teikėjams, tai didelis pasiekiamumas, kad kursuok šiuo metu duomenis pasiremsime statistiniais duomenimis pagal naujausius duomenis, tai ir mes turime registruotų virš 53 000 asmenų. Taip pat galimybė greičiau ir paprasčiau rasti dalyvius, tai kursuok tai bus pirmoji nacionalinė suaugusių švietimo platforma, jungianti visus norinčius mokytis suaugusiuosius asmenys su mokymosi teikėjais, kur asmuo gali rasti visus turėtų rasti visus mokymus. Pagrindinis tikslas rasti visus mokymus vienoje vietoje. Taip pat užtikrintas vientisas suaugusiųjų mokymo procesas vienoje vietoje, vieno langelio principų vyktų ir registracija, ir autentifikavimas, mokymosi dalyvio duomenys pateikiami mokymo teikėjui, bei mokymosi sutartis patogiai ir viskas būtų randama vienoje platformoje. Ir supaprastintas informacijos gavimas apie dalyvius. Tai sukurtos sąsajos su švietimo registrais, sujungiančiais informaciją apie asmenis, asmenų formalų ir neformalų išsilavinimą ir kad tą informaciją galėtume paskui remti statistiniais duomenimis ir atkreipti dėmesį, kokios mokymo programos yra populiarios ar galbūt reikalingos ateityje.
Norint gauti finansavimą valstybinius mokymus, tai asmenys turi atitikti tam tikrus prioritetus, kurie yra nustatomi, kaip ir minėjau, kiekvienais metais vyriausybės nutarime. IMP sistemoje finansavimas skaidomas į dvi pagrindinės dalis. Yra viena pusė 50% yra skiriama skaitmeninių kompetencijų tobulinimo programai, o kita 50% dalis yra visų kitų kompetencijų. Tai matematinės, gamtos mokslų, intervencijos, daugiakalbystės, verslumas, raštingumas, kultūrinio ugdymo ir raiškos ir kiti prioritetai. Prioritetus galite rasti mūsų Kursuok svetainėje ir visą kitą papildomą informaciją irgi mes ten skelbiame ir kviečiame lankytis ir pasidomėti. Taip pat asmuo gali rinktis iš jam aktualių mokymosi programų ir pasinaudoti IMP krepšelio lėšomis. Tai jeigu atitinka tam nustatytus prioritetus, kaip ir minėjom, tai mokymai galima finansuoti iki 500 eurų ir vieną kartą svarbi informacija, kad tai yra 500 kiekvieno asmens galimybę gauti ir vieną kartą per 5 metus. Todėl labai rekomenduojame rinktis atsakingai ir įsivertinti ateities savo poreikius, pasižvelgti į tai, ko mes norime, kaip mes norime ir kokie mūsų profesiniai galbūt ateityje kažkokios profesinės ar naujos krypties pasirinkimas, ar pasididinti savo turimas kompetencijas. Tai asmuo nuo 18 iki 65 metų Lietuvos piliečiai arba turintys leidimą gyventi, jų turi turėti įgiję aukštą arba profesinį išsilavinimą ir turi būti dirbantis, tai yra užimti asmenys pagal Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą. Kursuok statistika, kaip ir minėjau, tai remiamės naujausiais duomenimis, kurie lapkričio 21 dienos. Tai pati sistema mūsų startavusi yra sausio 19 dieną, tai galbūt tą sausio 19 dieną galima vadinti kaip mūsų sistemos Kursuok gimtadieniu. O šiuo metu skelbiama daugiau nei 220 skirtingų švietimo sričių programų, nuo IT, finansų, draudimo, iki vadybos, švietimo, užsienio kalbų, sveikatos ir asmeninio tobulėjimo. Taip pat populiariausi mokymai šiuo metu yra projektų valdymo, užsienio kalbų, verslumo ir asmens gebėjimų tobulinimo mokymai. Iš viso nuo Kursuok veikimo pradžios mūsų platformoje užsiregistravo daugiau, kaip jau minėjau, kaip 53 000 Lietuvos gyventojų, iš kurių į mokymus registravosi virš 15 000. Tai reiškia, kad jau tokia dalis asmenų pradėjo mokytis arba baigė, arba buvo susidomėję ir tikrai turi pasirinkimą, ką jie norėtų išmokti ir įsivertinti arba pasitobulinti savo kompetencijas. Ir mokymus jau baigė ir pažymėjimus yra gavę per 6 000 asmenų, o iš viso sistemoje sukurta virš 2500 mokymo grupių. Jų šiuo metu skelbiama yra 320, iš jų daugiau kaip 650 grupių turime, kurie baigė mokymus jau ir gavę finansavimą arba už mokymus yra susimokėję savo lėšomis, nes kiekvienas asmuo gali pasirinkti. Ir Kursuok projekto ateities vizija ir plėtra, tai šiuo metu intensyviai dirbame su kitomis ministerijomis, deriname, kad ta platforma taptų iš tiesų veikianti vieno langelio principų, kad daugėtų kitų ministerijų įsitraukimas ir galima būtų pasirinkti galbūt kitų finansavimo šaltinių, kaip užimtumo tarnybos ir naujų paslaugų, kurias mes planuojame teikti ateityje. Tai ir suaugusių profesinio orientavimo. Tai kviečiame domėtis, stebėti mūsų Kursuok svetainę, kurioje visą laiką rasite naujausią, aktualiausią informaciją, kurią mes dalinamės ir mūsų konsultacinė linija taip pat mielai pasidalina ir tą informaciją skelbiame. Dėkojame, kad domitės mūsų Kursuok galimybėmis ir džiaugiamės galėdami su jumis dalintis. Ačiū labai Jums, Žaneta, leiskite dar kartą paspausti ranką. Galite kol kas grįžti, atsipūsti, bet su Žaneta mes dar turėsime galimybę pasimatyti ir pasikalbėti, nes po visų pranešimų turėsime laisvą diskusiją. Tad noriu paraginti, jog tiek per šį, tiek per kitus pranešimus, jeigu Jums kyla kažkokie aktualūs klausimai, galite juos užduoti konferencijos susirašinėjime ir į klausimus, kurie bus populiariausi, mes pabaigoje ir atsakysime. Na, o man šiandien labai sekasi, nes vieną žavę damą keičia kitą
kartą norėčiau pristatyti kitą pranešėją, tai Jūratė Barauskienė, veiklos turinio vadovė kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centre. Tai Jūratė, laba diena. Puikiai atrodot, smagu Jūs matyti. Palieku šią nuostabią auditoriją Jūsų rankose. Ačiū. Labadiena. Tai kadangi kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro funkcija šiame projekte yra kokybės stebėsena, tai trumpai pristatysiu, kaip viskas vyksta šio klausimu. Tai kokybės stebėsena susideda iš 3 etapų. Tai pirmas etapas tai yra programų kokybės vertinimas, antras etapas yra programų įgyvendinimo stebėsena ir trečias etapas yra jau pabaigtų mokymų informacijos analizė. Na ir kokįgi kelią turėtų praeiti teikėjas, norėdamas patekti į Kursuok, pateikti savo programą ir vykdyti mokymus per mūsų svetainę. Tai pirmas dalykas, jisai turėtų užregistruoti savo įstaigą kaip švietimo teikėją, turėtų registruoti į švietimo ir mokslo institucijų registre, trumpiau mes vadiname ŠMIR. Užregistravus įstaigą, tada jau galima teikti mokymosi programą. Programą reikėtų teikti neformaliojo švietimo programų registre, kurį trumpiau vadinsiu savo pristatymę NŠPR. Užregistravus programą, programa teikiama vertinimui ir vertinama jos kokybė. Na ir įvertinus kokybę teigiamai, programa nueina į Kursuok svetainę, teikėjas jau gali matyti savo programą, dirbti su ją, kurti grupes, rengti mokymus, na ir įvykdžius mokymus jau prašyti finansavimo. Na ir truputėlį plačiau apie kiekvieną punktą pasakysiu. Tai teikėjų registravimas ŠMIR registre. Tai tam, kad užregistruoti įstaigą arba laisvąjį mokytoją kaip švietimo teikėją, tai teikėjas turėtų kreiptis į atitinkamos savo savivaldybės švietimo skyrių, pateikti reikiamus dokumentus, na ir tiesiog laukti pranešimo, kad jūsų įstaiga yra užregistruota. Užregistravus teikėją galite jungtis NŠPR registre ir pildyti savo programos formą. Programos forma yra speciali. Ja tikrai labai nesunku rasti, kadangi jos pavadinime matysite figūruos Kursuok LT pavadinimas, tai tikrai rasite lengvai. Na ir svarbus dalykas, užpildžius programą, pateikti ją vertinimui. Tai yra specialus mygtukas, kur turite būtinai pateikti vertinimui programą. Šioje vietoje gal paminėsiu pagrindinius reikalavimus mokymosi programai. Tai mokymosi programos trukmė turi būti ne mažesnė nei 54 akademinės valandos. Praktiniam kontaktiniam darbui turėtų būti skiriama ne mažiau kaip 70% viso darbo laiko, kontaktinio darbo laiko. Na ir programa gali būti vykdoma 3 būdais. Tai vienas būdas kontaktinis, tai tarkime auditorija kartu su lektoriumi. Kitas būdas yra nuotolinis sinchroninis, kai mokymai vykdomi nuotoliniu būdu, tačiau tiesiogiai bendraujant su lektoriumi. Na ir trečias būdas mišrus, kai galbūt yra poreikis dalį užsiėmimų vykdyti kontaktiniu būdu ir dalį užsiėmimų vykdyti nuotoliniu sinchroniniu būdu. Na ir kaip tas programų vertinimas vyksta? Programas vertina kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus įsakymų patvirtinti vertintojai. Vertintojai turi vertinimo kriterijus. Tuos kriterijus jūs visada galite rasti mūsų kokybės aprašo prieduose, galite pasižiūrėti. Na ir kai programa įvertinama, jeigu programa yra tiksliai supildoma ir viskas joje gerai, tai jinai pereina į Kursuok platformą, o jeigu yra netikslumų, tai vertintojai surašo pastabas ir siunčia teikėjams tikslinimui. Na, o įvertinus programą teigiamai ir jeigu jinai jau patenka į individualių mokymosi paskyrų sistemą, tai tam, kad jinai matytųsi išoriniam dalyviui, tiesiog Kursuok sistemos dalyviui, tai teikėjas turėtų pasirinkęs tą programą, turėtų sukurti grupę, registruoti dalyvius,
Ir tuo metu jau, ta programa jau pasidaro matoma išoriniams teikėjams, išoriniams dalyviams. Na ir ką reikėtų žinoti, pradedant vykdyti mokymus. Tai labai svarbu teisingai susiplanuoti mokymų darbo laiką, nusimatyti pertraukas. Labai svarbu kursuok teikėjo paskyroje teisingai supildyti visą informaciją apie teikėją, informaciją apie lektorių, labai teisingai supildyti visus duomenis. Tai yra, turi būti korektiškas ir adresas, datos, laikas, viskas yra labai svarbu. Jeigu mokymai vykdomi nuotoliniu būdu, turi būti teisinga nuoroda. Na ir kaip vykdoma programų įgyvendinimo stebėsena. Tai kiekvieną mėnesį yra atsitiktiniu būdu, automatizuotu būdu atrenkama ne mažiau kaip 10% tuo metu vykdomų programų ir jos yra tikrinamos. Patikros metu, kągi mes stebime? Mes stebime dalyvių skaičių tuo metu besimokančiųjų, grafiko duomenų laikymasi, dėstytojo kvalifikaciją tikriname ir atitikti dėstomo turinio pateiktai programos turiniui, atitikimo programos turiniui. Pasibaigus mokymams dalyviai pildo mokymų vertinimo anketas, kuriuose gali pažymėti, ar šie mokymai atitiko jų lūkesčius, o galbūt įvardinti kažkokius netikslumus. Na ir kadagi mokymų įgyvendinimo stebėsenos metu, kada programa yra vertinama neigiamai. Tai jeigu stebėsenos metu mokymuose dalyvauja daugiau negu kursuok sistemoje numatytas maksimalus grupės dalyvių skaičius, tai 30 asmenų. Jeigu jisai yra didesnis, programa vertinama neigiamai. Jeigu lektoriaus kvalifikacija netitinka mokymosi programoje nurodytos kvalifikacijos reikalavimų, jeigu dėstomas mokymų turinys netitinka programoje nurodyto turinio, jeigu tvarkaraštyje nurodyta informacija netitinka, tai turiu omeny mokymų data, mokymų laikas, mokymų vieta. Jeigu stebėsenos metu mokymuose dalyvauja mažiau negu 50% sutartis pasirašiusių asmenų, tai taip pat programa yra vertinama neigiamai. Na ir jeigu nėra užtikrintos sąlygos neįgaliesiems, jeigu tai buvo nurodyta programoje, tai taip pat programa yra vertinama neigiamai. Na, o vertinant jau pasibaigusius mokymus, tai programa vertinama neigiamai, jeigu tą programą baigė mažiau negu 50% užsiregistravusių asmenų, jeigu mokymosi grupės dalyvių vertinimo balai surenka mažiau negu 65% visų galimų balų. Na ir jeigu mokymosi programa buvo įvykdyta ne visa apimtimi, tai yra ne visos akademinės valandos buvo išdėstytos. Na ir kadangi mūsų sistema yra nauja ir teikėjams, nauja ir mokymosi dalyviams, tai tiesiog noriu pakviesti naudotis mūsų visų partnerių parengtomis metodinėmis priemonėmis, instrukcijomis, kurios tikrai pagelbės supaprastins jūsų kelią patekimo į kursuok sistemą. Tai esame paruošę instrukciją, kaip užsiregistruoti į ŠMIR registrą, kaip užsipildyti mokymosi programą NŠPR. Taip pat yra techninė instrukcija, kaip pildyti programos formą NŠPR, kur kokią varnelę ar pliusiuką paspausti, tai irgi yra labai svarbu. Na ir taip pat yra individualių mokymosi paskyrų sistemos naudotojo vedlys. Tai tiesiog kviečiu naudotis, kad kelias būtų lengvesnis ir prieinamesnis visiems. Tai tiek apie kokybės
užtikrinimą. Ačiū. Jūrate, ačiū Jums didžiausias, duokit paspausti ranką, noriu pasveikinti, žinau, kad Jūs jaudinotės ir labai normalu prieš kamerą kalbėti, bet Jums puikiai pavyko įdomus, lengvai suprantamas ir aktualus pranešimas. Ačiū Jūrate, su Jumis dar susitiksime ir diskusijoje. Tai, mėlyjeji, dar vienas pranešėjas, o tiksliau vėlgi žavi pranešėja jūsų dėmesiui ir iš karto po jos mes jau kelsimės į diskusiją kartu su visais išklausytais pranešėjais, kur atsakinėsime į jums rūpimus aktualius klausimus. Nieko nelaukdamas norėčiau pristatyti kitą pranešėją. Tai Kristina Bespalova, Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti vyriausioji programuotoja. Vat štai toks titulas, tokios pareigos, o daugiau papasakos pati Kristina. Tai Kristina, laba diena. Malonu Jūs matyti, palieku kamerą Jums. Sėkmės. Ačiū labai. Tikriausiai ne vienas iš Jūsų skambinote kursuok liniją, kreipėtės į mus, girdite mūsų balsus, bet pirmą kartą pamatėte gyvai. Dalis iš Jūsų tik startavus informaciniai sistemai, susitikome tuose susitikimuose, kalbėjome apie informacinę sistemą, bet informacinė sistema yra nuolatos vystoma. Vis atsiranda papildomų naujų funkcionalumų, keičiasi tam tikri apribojimai, įvedam tam tikras pagalbas mokymo teikėjams, kad būtų lengviau suvaldyti tą informaciją ar pateikiame naujas ataskaitas. Todėl manome, kad ir kiek mes prirengę esame vartotojų vadovų, kurie mums padėtų suprasti, pažinti tą sistemą, bet iš skambučių suprantame, kad ne visada mes mėgstame viską skaityti, norime išgirsti, pamatyti ir patys intuityviai suprasti. Tai dabar trumpai apie pačią informacinę sistemą, nes naudotojų ir mokymų teikėjų su kiekviena diena sistemoje matome skaičius didėjančius, todėl įvertinus užduodamus klausimus, kurių sulaukiame mes ir elektroniniu paštu, ir skambučiais, pabandysiu pristatyti sistemą tų klausimų kontekste. Tai visų pirma, sulaukiame nemažai klausimų dėl duomenų keitimo galimybės. Tai noriu parodyti, kad ši informacinė sistema yra integruota ne su vienu nacionaliniu registru. Ir jeigu kalbėsime apie švietimo ir mokymo institucijų registrą, kurį Jūratė Šmir sutrumpino, tai šiame registre yra kaupiama informacija apie visus mokymo teikėjus. Ir jeigu jūs informacinėje sistemoje matote, kad jūsų internetinis adresas nurodytas netoks, jeigu jūs matote, kad direktoriaus netikėtai pavardė likusi sena, tai jūs turėtumėte susitvarkyti duomenis švietimo mokslo institucijų registre ir juos sutvarkius kitą dieną tvarkingi tikslus duomenys atkeliauja ir pas mus į sistemą. Tai matome, kad ši sistema padeda susitvarkyti net ir duomenys esančius nacionaliniuose registruose. Taip pat ši sistema yra integruota su gyventojų registru. Iš gyventojų registro mes gauname informaciją apie besidominčius asmenys mokymais, tai ir jų pilietybę, nes iš pirmo pranešimo matėte, kad skiriasi reikalavimai užsieniečiams ar Lietuvos Respublikos pilietybę turintiems asmenims, tai asmens informacija iš gyventojų registro, jo amžius, pilietybė mums labai yra aktuali. Ta informacija visa atkeliauja iš gyventojų registro. Taip pat gauname informaciją apie asmens užimtumą, tai sistema turi sąsają su Sodros informacinė sistema ir čia mes gauname duomenis apie asmens darbo sutartis, pačios informacijos, kur asmuo dirba, mes nematome, tik tai gauname atsakymą taip ar ne. Dar vienas registras, kuris yra labai svarbus ir jisai tiesiogiai susijęs ir su pačiomis mokymo institucijomis, tai yra diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimo registras. Nes asmens išsilavinimo duomenys atkeliauja iš šio registro ir mes, kaip vykdantys ir šį projektą, norime paprašyti institucijų, kurios išdavinėjate
asmenims baigimo dokumentus, pildykite diplomų atestatų kvalifikacijos pažymėjimų registrą, nes sistemom jungiantis į vieną bendrą sistemą matome, kad tam tikri nepateikti duomenys po to sudaro tam tikras kliūtis asmeniui registruotis ir pasirašyti mokymosi sutartį pasirinktoje mokymosi programoje. Tai šių registrų pildymas yra labai, labai svarbus. Lygiai taip pat pabaigus mokymus, asmens duomenys iš informacinės sistemos keliauja į diplomų atestatų kvalifikacijos pažymėjimų registrą ir keliauja į mokinių registrą, kur ta informacija apie jo įgytą kvalifikaciją ar vėliau ir kompetencijas, kai prisijungs užimtumo tarnyba, bus saugoma ir išliks ne vienus metus. Nemažai sulaukėme klausimų dėl pačio prisijungimo prie informacinės sistemos. Tai kadangi matome sistemoje didelį kiekį ateinančių naujų mokymų teikėjų ir dažnai susidurėm su tuo klausimu, kaip prisijungti pirmą kartą. Tai pirmą kartą jungiasi institucijos vadovas, jis jungiasi per juridiniam asmeniui skirtą prisijungimą. Prisijungęs institucijos vadovas mato tik tai vieną aplikaciją, jam reikia sistemoje sukurti naudotoją, kuriam priskirti institucijos administratoriaus teises ir šis darbuotojas institucijos vėliau galės administruoti visus institucijos naudotojus, tai yra suteikti tam tikras teises, prieigas prie tam tikros informacijos ir taip valdyti savo darbuotojus dirbančius su šia sistema. Taip pat pirmasis prisijungimas yra per juridiniam asmeniui skirtą prisijungimą, kada vadovas sukuria naudotoją. Naudotojui yra išsiunčiamas elektroniniu paštu prisijungimo nuoroda, kurią privalo asmuo paspausti ir save autentifikuoti. Patvirtinamas naudotojas taip pat per elektroninius valdžios vartus ir vėliau visi sukurti naudotojai prie sistemos jungiasi per fiziniam asmeniui skirtą prisijungimą. Tai noriu pabrėžti, kad pirmasis tik tai vadovas jungiasi per juridiniam asmeniui skirtą prisijungimą, vėliau visi prisijungimai vyksta per fiziniam asmeniui skirtą prisijungimą. Kai startavome sistemą, buvo paminėta ta gimtadienio data, tai yra sausio 19 diena, tai pasižiūrėjau šiandieną, kiek mokymų teikėjų buvo starto momentu. Starto momentu mes turėjome 10 aktyvių mokymų teikėjų, kurie tie buvo pirmūnai, išbandę sistemą. Šiai dienai mes jau turime užsiregistravusių 244 institucijas ar laisvuosius mokytojus. Jie, manau, pasiruošę laukia, kada bus patvirtintos programos, kai kurie jau turi patvirtintų programų, tai 205 mokymo teikėjai yra tie, kurie jau turi patvirtintų mokymo programų, planuoja ir vykdo mokymus. Besidominčių asmenų šiais mokymais sistemoje yra daugiau kaip 53 000. Tai yra asmenys, kurie dairosi, bet ne visi dar surado tas programas, kuriuose nori mokytis. Į programas susiregistravo daugiau kaip 15 000 asmenų ir šiandien aš patikslinu Žanetos pateiktus duomenis, pasižiūrėjom, nes metų pabaiga, nemažai vyksta mokymų užbaigimų, tai jau turime 10 000 išduotų mokymosi baigimo pažymėjimų, kurie yra saugomi diplomų ir atestatų kvalifikacijų pažymėjimų registre. Pati informacinė sistema, kaupiame mes visą informaciją apie mokymosi programas, tai šiai dienai mes turime jau virš 1000 aktyvių mokymosi programų. Tai yra tikrai didelė pasiūla, yra iš ko rinktis, bet noriu atkreipti dėmesį, kad sistemoje atvaizduojamos tik patvirtintos mokymosi programos. Tik tai programos, kada yra patvirtintos, kada jų patvirtinimo žyma atsiranda neformaliojo švietimo programų registre, tada kitą dieną ta programa atsiranda individualių mokymų paskirių informacinėje sistemoje. Mokymo teikėjų papildomai nereikia nieko ieškoti, paprasčiausiai prisijungus prie informacinės sistemos, šią mokymo programą jis ir mato. Grupių prikurta taip pat yra daug. Jau turime daugiau kaip 2500 sukurtų mokymosi grupių. Žinoma,
dalis jų nusprendžiama nevykdyti, nes įsibarstymas tų pasirinkimų yra nemažas, bet jau 709 mokymo grupės nuo sausio mėnesio sėkmingai užbaigė mokymus ir juose baigusiems asmenims yra suformuoti baigimo pažymėjimai. Šiandien, kadangi susitikimas orientuotas į mokymo teikėjus, tai daugiau kalbama apie pačią mokymo teikėjo paskyrą, ką jisai turi atlikti sistemoje. Tai, kaip ir sakiau, mokymo teikėjas gali peržiūrėti visas patvirtintas ir kokybiškas mokymosi programas, kurios yra skirtos realizuoti neformalios suaugusių švietimo mokymą. Mokymo teikėjai turi galimybę planuoti mokymosi grupės. Mokymosi grupėje kiekviena turi tam tikras būsenas galimas ir būsenų pagalba gali valdyti, ar jau grupė yra skelbiama, ar grupė nusprendžiama vykdyti. Tai paskelbus mokymosi grupę, mokymo teikėjas turi stebėti informaciją, stebėti besiregistruojančius asmenis, nes kiekvieną užsiregistravusį sistemoje asmenį mokymo teikėjas turi patvirtinti. Patvirtinimas tai yra būtent peržiūra asmens atitikties mokymosi programoje iškeltiems reikalavimams. Pačius finansavimo reikalavimus atitikti finansavimo kriterijams tikriname sutarties pasirašymo dieną pagal surinktus duomenis iš registrų, tiek iš pateiktų asmens dokumentų kopijų, o pats mokymo teikėjas tvirtina asmens atitikti programoje iškeltiems papildomiems reikalavimams. Pasibaigus registracijai, mokymosi programa, jeigu surinko maksimalų dalyvių skaičių, automatiškai yra pakeičiama būsena įvykdoma, tai yra pagal administravimo finansavimo tvarką, jeigu surenkamas minimalus dalyvių skaičius, mokymo teikėjas įsipareigoja mokymus vykdyti. Noriu atkreipti dėmesį, kad vertinamas užsiregistravusių dalyvių skaičius tik patvirtintų. Jeigu jūs asmenys nepatvirtinate, jie į šį skaičių nėra įtraukiami. Tai jūs turite patvirtinti, kad asmuo pasirengęs gali mokytis mokymosi programoje, o tada jau, jeigu surinktas minimalus dalyvių skaičius, mokymai sėkmingai startuoja. Sistemoje palikta galimybė ir mokymo teikėjui priimti sprendimą vykdyti mokymus net ir nesurinkus minimalaus dalyvių skaičiaus. Pats mokymo teikėjas įsivertina, ar jam finansiškai apsimoka, ar jisai nori vykdyti tuos mokymus. Tokiu atveju, jeigu nusprendžia vykdyti mokymus, jis gali rankiniu būdu pakeisti mokymosi grupės būseną ir vykdomą ir taip priimamas sprendimas, kad mokymai vyks. Pakeitus mokymosi grupės būseną įvykdomą, iš karto mokymo dalyviams, kurie patvirtinti, yra siunčiamas kvietimas pasirašyti mokymosi sutartis. Asmenys sutarties pasirašymo dieną turi atitikti finansavimo, būtent pasirinkto finansavimo kriterijus. Jeigu asmuo netitinka finansavimo kriterijų, jam neleidžia pasirašyti mokymosi sutarties. Tai tas kriterijų atitiktis yra tikrinama ne registracijos momentu, o būtent sutarties pasirašymo momentą. Tai labai yra svarbu, nes jūs turite planuoti taip laiką, kad asmeniui užtektų dar laiko pateikti trūkstamus dokumentus. Tai rekomenduojame nepasilikti 1 ar 2 dienų sutarčių pasirašymui, o palikti didesnį laiko tarpą, kad asmenys suspėtų tai atlikti laiku. Pradėjus mokymus, mokymo teikėjas sistemoje privalo fiksuoti mokymus pradėjusius asmenis, o mokymo pabaigoje turi pažymėti asmenis, kurie pabaigė mokymus. Tik tai asmenys, kurie pradėjo ir baigė mokymus, jūs galėsite įvesti galutinį įvertinimą. Tai yra, įrašius galutinį įvertinimą, asmeniui iš karto yra aktyvuojama vertinimo anketa ir taip besimokantis asmuo turi galimybę įvertinti mokymosi programos kokybę. Anketos užpildymas yra privalomas, tik užpildžius anketą
yra suformuojamas mokymo programos baigimo pažymėjimas. Mokymo programos baigimo pažymėjimas formuojamas pasibaigus mokymosi programos įgyvendinimo laikotarpiui ir tik tiems asmenims, kurie yra gavę galutinį įvertinimą ir jiems išduotas baigimo pažymėjimas. Šiek tiek norėjau pakalbėti ir apie pačią mokymo dalyvio paskyrą, nes apie asmenį gaunama informacija tiek iš gyventojų registro, tiek iš Sodros užimtumo, tiek diplomų atestatų kvalifikacijos pažymėjimų registro. Ir kodėl norėjusi akcentuoti tą planavimą, pagalvojant, kokie procesai vyksta sutarčių pasirašymo laikotarpiu ar vėliau, nes jeigu registre mes neturime asmens duomenų, mokymo dalyvis turi pats prisijungęs prie sistemos įdėti elektroninės dokumentų kopijas. O patalpintus dokumentus mes tvirtiname per 3 darbo dienas. Tikrai stengiamės patvirtinti kuo greičiau, bet būna tokių dienų, kada tų dokumentų įkeliate ne šimtais, o tūkstančiais. Ir net norėjau pasidalinti skaičiumi, kad nuo informacinės sistemos startų į sistemą buvo patalpinta 35 000 su viršum dokumentų, kuriuos konsultantai turėjo peržiūrėti, įvertinti ir rašyti laiškus, gauti kitus atsakymus, kitus dokumentus, jeigu tie dokumentai pateikti ne visiškai leido įvertinti jų atitikti kriterijams. Tai tų dokumentų gausa yra didelė ir jeigu jūs bendraujate su mokymo dalyviais, irgi norime paprašyti, kad juos informuotumėte, kad mokymo dalyviai būtinai pasitikrintų, pasižiūrėtų, galbūt jų visa informacija atkeliauja iš registrų ir jiems jokių papildomų dokumentų teikti nereikia, nes stebime tai, kad asmenys dažnai prisijungia, kelia viską, ką turi, o jau jūs atsirinkite, ko jums reikia. Tai imlu darbui, o kai kurių visa informacija ir iš registrų pačių atkeliauja. Na ir dar vienas momentas, kuris jau užsimiršo, o galbūt naujieji mokymo teikėjai jų net ir nežinojo, neperskaitę, jeigu naudotojo vadovo, tai norime atkreipti dėmesį, kad sistema glaudžiai bendradarbiauja su internetinė svetainė. Ir jeigu mokymo teikėjas, kviesdamas mokymo dalyvius į savo mokymus, nukopijuoja interneto svetainėje, nukeliauja iki savo mokymosi programos, ją susiranda, nukopijuoja adresą, pasidalina su potencialiais mokymo dalyviais, tai asmeniui prisijungus šią nuorodą, nukreipiamas asmuo autentifikuoti per elektroninius valdžios vartus ir sistemoje jisai papuola į tos mokymosi programos langą, kurios nuorodą jūs dalinotės. Tai sulaukiame dabar, buvo laiko tarpas, kad nebuvo tokių klausimų, dabar vėl klausia, ar tokia galimybė gali būti realizuota, tai norisi ir naujai atėjusiems mokymo teikėjams pasakyti, kad tai yra realizuota nuo sistemos starto ir jūs galite sėkmingai dalintis nuorodą. Kai kurie mokymo teikėjai sukuria labai daug mokymosi grupių, net kai kuriuose programuose yra apie 40 mokymosi grupių yra vykdoma, tai pergyvena, kad gali būti taip, kad sunku bus surasti sistemoje, kurios tos grupės, kuri tam asmeniui yra aktuali. Tai taip pat yra realizuota galimybė, kad jei jūs interneto svetainėje įeisite į konkrečią mokymosi grupę ir nukopijuosite interneto svetainės adresą, būdami tos grupės apraše, šią nuorodą pasidalinus, mokymo dalyvis, nuėjęs nuorodą, prisijungęs per elektroninius valdžios vartus, papuls tiesiogiai į tos mokymosi grupės registracijos langą. Tai jums padės viešinti, pritraukti į savo mokymosi programas tuos mokymosi dalyvius. Ir dar noriu atkreipti dėmesį, kad interneto svetainėje yra pateikiama visų mokymosi programų informacija. Tai yra ir tos, kurios naujai atėjusios, ir tos, kurios galbūt vykdė, o šiuo metu neplanuoja mokymosi grupių. Jūs galite matyti nuasmenintus ir vertinimo programų rezultatus, tačiau prisijungus prie informacinės sistemos, kad neklaidinti besirenkančių mokymus asmenų, yra atvaizduojamos tik tos mokymosi programos, kurios turi aktyvių mokymosi grupių, į kurias vyksta ar artimiausių metų prasidės registracija. Tai ačiū Jums labai.
Kristina, tai ačiū Jums, dėkoju savo ir visų žiūrovų vardu, leisite paspausti Jums ranką, puikus pranešimas ir labai graži šypsena. Ačiū Jums labai, aš jau norėčiau pakviesti visas pranešėjas prisėsti ir padiskutuoti, na, o kol jas čia susikviesime, kol paruošime mūsų kuklę studiją, noriu pakviesti Jūs labai trumpai reklaminiai pauzai, lygiai 2 minutės ir po jų grįžtame keturiese padiskutuoti ir atsakyti į aktualiausius klausimus. Pesimarinuok, tu geriau kursuok. Atnaujink savo įgūdžių švietimo platformoje Kursuok. Kursus iki 500 eurų finansuoja valstybė. Daugiau informacijos kursuok.lt. Kągi, sveikinamės vėl su mūsų žiūrovais, grįžta į jūsų ekranus tiesioginė transliacija ir mes jau visi keturiese susėdę čia, merginos ar mažiau jaudulio ant šitos karštosios sofos. Žiūrint, ko paklausą. Nieko, įsidrąsinsim iš tikrųjų. Nuo žiūrovų priklauso. Taip, turiu nemažai klausimų, bet tikrai nebejoju, jog juos jums bus paprasta atsakyti. Galbūt susitarkime taip, kad aš nededikuosiu klausimo kažkam konkrečiai. Sakau klausimą, kas iš jūsų gali, kas nori, tas ir atsakykite. Nes tikiu, kad turbūt kiekvieną klausimą, kiekviena iš jūsų atsakymą turėtų. Tai tiesiog pasidalinkim tą eterį tolygiai. Tai merginos, pirmasis klausimas, na, manau, vienas toksai ir aktualiausių. Kada prasidės tas naujas finansavimo laikotarpis ir kiek lėšų numatoma jam skirti? Naujas finansavimo laikotarpis prasidės 25 metais. Numatyta visa suma biudžete yra 5 420 000 asmenims. Naujovė šio sekančio finansavimo periodo bus ta, kad mes lėšas skaidysime ketvirčiais. Tai nebus visos sumos iš karto, bus pirmą, antrą, trečią ketvirtį po 1,5 milijono lėšų suma, o ketvirtąjį ketvirtį 920 000. Tai jeigu į tą sausio mėnesio finansavimą jau nori pretenduoti, jau dabar reikėtų susigriebti ir pradėti ruoštis, ar galima ir sausio 2 dieną, pavyzdžiui? Ruoštis galima pradėti visada, asmenim rekomenduojame vėlgi pasirinkti, pasinagrinėti, ko nori, apsispręsti ne paskutinę dieną, nes paskutinę dieną būna tokia karštoji linija ir karštoji kėdė pasirinkimams, kas suteikia teisę klysti ir paskui galbūt pasirinkti ne tą programą, kurią norėjo, arba net kreipti dėmesio į grupę, laiką, vietą galbūt. Todėl rekomenduojame ruoštis, nagrinėti, stebėti mūsų Kursuok svetainę, ten yra aktuali informacija, o lėšos greičiausiai sausio pradžioje, taip kad stebėkite mūsų Kursuok LT. Aš irgi skatinu visus ruoštis, nes kol jūs nesiruošit ir tinginiaujat, tai ruošiasi turbūt kiti. Tai kitas klausimas. Viename iš pranešimų girdėjom, kad svarbu paruošti tą mokymosi programą, ar ne 54 akademinės valandos. Galbūt kažkam kyla stresas, kaip suskirstyti tą programos trukmę, kaip ją išnaudoti, galbūt galite pasidalinti kažkokiais patarimais, kaip tai padaryti. Tai aš galėčiau pasakyti, kad taip, programa turėtų būti ne mažiau kaip 54 akademinės valandos, tai jas turėtų sudaryti praktinis kontaktinis darbas ir teorinis kontaktinis darbas. Praktinio kontaktinio darbo turėtų būti ne mažiau 70% visos programos trukmės. Taip pat teikėjas gali nusimatyti ir savarankišką darbą, tačiau noriu pabrėžti, kad savarankiško darbo trukmė yra neįskaičiuojama į 54 akademinių valandų trukmę. Bet viskas labai aiškiai, proporcijomis, matematiškai, tai tikrai galima rasti šią informaciją Kursuok dar kartą LT, pasižiūrėti ir viską pasidaryti. Gerai, dabar turiu tokį, nežinau, suksesnį klausimą, nežinau, kas išdrys jį atsakyti, bet ar yra galimybė vienu metu daryti 2 tos pačios temos kursus skirtingom grupėm? Arba 3, pavyzdžiui. Aš galbūt atsakysiu. Pati sistema leidžia tikrai mokymosi programoje planuoti ne vieną mokymosi grupę. Mokymosi grupės gali vykti tuo pačiu metu, tačiau jungti 2 mokymosi grupių vienai realizacijai negalima vadovaujantis kokybės tvarka. Tačiau mokymo teikėjai, kaip ir minėjau
pristatymo metu yra, kurie net 40 mokymų grupių suplanavę ir vykdo labai intensyviai mokymus. Žinoma, reikia užtikrinti kokybiškus mokymus, lektorius, kurie tenkina kvalifikaciją, auditorijas, visą įrangą, medžiagas, kad mokymai vyktų kokybiškai. Gal Jūratė, nepapildysi? Aš gal tik papildyčiau, kad taip, kad gal pabrėžčiau, kad negalima dviejų grupių jungti į vieną, kiekvienai grupiai turi būti atskiras lektorius numatytas, atskiros patalpos, jeigu tuo pačiu metu vykdoma. Na, o šiaip pagal vieną programą, tai taip galima vykdyti ne vieną grupę. Tai, kaip supratau, nėra ribojama, ar ne? 40 Nėra. kažkas turi, kažkas gali siekti rekordą ir padaryti 50. Na, Žinoma. bet tokie skaičiai tikrai džiugina. Dar turiu tokį klausimėlį, minėjom, ar ne, kad vis tiek tą mokymų kokybę reikia užtikrinti, reikia patikrinti karts nuo karto tos mokymus. Ir toks vat klausimas žmogus, o kada gali patikrinti mano mokymus? Ar jis yra informuojamas, ar yra galbūt kažkokios audito datos, ar tai yra visiškai galbūt netikėta? Tai aš gal atsakysiu, kad kiekvieną mėnesį mes planuojame stebėsenas, sudarinėjame stebėsenų grafiką, jisai yra sudaromas automatizuotų būdu. Atsitiktinės atrankos tvarka yra atrenkamos sistemoje programos, kurias stebėsime, kurias tikrinsime. Na ir jeigu teikėjo programa papuls į tą atrankos imti, tai tada jūsų programa ir bus patikrinta. Taip pat mes pridedam prie stebėsenų tokiu atveju mokymosi programas, jeigu gaunam pranešimų, kad yra galbūt kažkokie pažeidimai arba netikslumai. Tai va tokiu atveju. Ačiū. Kitą klausimą paskaitysiu, nes jis nėra nuo manęs, jis skamba taip. Noriu būti mokymo paslaugų teikėja ir naudotis IMP krepšelio lėšomis. Galiu tai daryti turėdama individualią veiklą ar privalau įregistruoti mokymo paslaugas teikiančią juridinę įstaigą? Registruoti juridinės įstaigos neprivalote, laisviesiems mokytojams galioja lygiai tos pačios sąlygos, jie gali užsiregistruoti ir tapti mokymų teikėjų kaip juridiniam asmeniui. Turi praeiti visą procesą, kuriuo mes pranešimų metu dalinomės, užsiregistruoti kaip mokymo teikėjas, laisvasis mokytojas švietimo mokymo įstaigų registre, tada pateikti programą į NŠPR. Mūsų trumpiniais vadinama ta programa, sulaukti, kol ta programa bus teigiamai įvertinta ir tada prisijungti prie mūsų IMP sistemos, kurioje galės vesti mokymų grupės ir skelbti mokymus. Nu, viskas skamba labai paprastai, o aš kai jūs pažįstu, tai tikiu, kad turbūt taip ir yra. Dar vienas klausimėlis. Ar reikia sistemoje pažymėti mokymo dalyvių pirmos ir paskutinės dienos mokymosi datą? Nes Kursuok platformoje nurodyta, jog lankomumas nėra žymimas. Tai vat kažkam kilo tokia abejonė, kaip čia visa šita situacija vyksta. Taip, tai veiksmas šis yra labai svarbus ir aktualus, nes neatlikus to, nepažymėjus pirmos ir paskutinės mokymosi datos, teikėjas gali prarasti teisę į finansavimą ir apmokėjimą už jų įvykdytus mokymus, o asmenys praranda teisę į finansavimą ir negali atlikti savo veiksmų. Todėl labai svarbu įvesti, pažymėti, kad mokymai prasidėjo pirmąją mokymų dieną ir paskutinę mokymų dieną, kad mokymai baigėsi, tuomet po 3 darbo dienų įvesti į mokymosi baigimo, kad asmenį dar faktą dar kartą užfiksuoti, kad tie mokymai yra baigti, kad asmo baigė, tada įsijungia kitas procesas, galima pateikti vertinimo anketą, asmo įsivertina ir pateikti sąskaitą į MP mūsų apmokėjimui. Man tiesiog gražu klausyti, kaip jūs taip natūraliai ir sklandžiai, taip tokius sudėtingus terminus gliaudat, bet tai reiškia, kad puikiai išmanot savo darbą, tai aš tiesiog žaviuosi. Vėl gavau tokį klausimą apie tuos patikrinimus, šiek tiek pasikalbėjom, ar ne, kai kažkieno gal klausimą atsakėm ir dabar grįžo vėl. Tai kada patikrinimai, kaip ir išsiaiškinom, aptarėm, o kas grėsia į patikros metu nustatys pažeidimą? Tai čia kažkas turbūt vis toliau klausia, paskui eisim prie kodeksų jau konkrečių. Jeigu nustatomas pažeidimas stebėsenos, patikras mes vadinam stebėsenomis, jeigu nustatomas pažeidimas, tai yra suplanuojama antra stebėsena. Na, o jeigu antras pažeidimas nustatomas, tai tada jau stabdomas tos programos skelbimas IMP sistemoje. Tai dar žodžiu, jeigu vieną kartą nepasisekė, taip sakant, gali pasitaisyti, niekas taip pro langą neišmes, pamokys, bet jeigu jau taip piktavališkai, tai tada jau taip sakant, imamasi priemonių. Gerai, toks klausimėlis, o ar yra galimybė, tarkim, nesurinkus minimalaus žmonių kiekio, kurso nedaryti, arba, tarkim, nežinau, jį nukelti kažkuriam laikui, kol tą kiekį mes surinksim?
Dabar, kas liečia pačią mokymosi programos grupių planavimą ir vykdymą, tai mokymo teikėjai valdo per mokymosi grupių būsenas. Tai visų pirma, mokymo teikėjai nusprendžia, kada paskelbti mokymosi grupę registracijai, kada mokymosi grupę paskelbia, jau keisti jos informacijos nie kainos, nie laikotarpių galimybėje sistemoje nėra. Tačiau yra palikta viena data, aš gal plačiau truputį atsakysiu, nes tikrai šitų klausimų ir būna, tačiau yra palikta viena data, kurią mokymo teikėjas vis tiek gali keisti. Ir būna, stebim tokias situacijas, kad registracijos pabaigos datą, kai kurie mokymo teikėjai, matydami, kad paskelbė, kad, pavyzdžiui, rinks 30 asmenų, pasikeitus aplinkybė mato, kad jiems užteks 20 asmenų, nes su 30 negalės kokybiškai vykdyti mokymų, jie gali koreguoti registracijos pabaigos datą ir ją nustatyti, kad jau registracija yra uždaroma. Vėlgi įvertinus asmenis, kurie yra užsiregistravę, daliai atkritus, nes netitinka reikalavimų mokymo programos, vėl gali aktyvuoti registracijos laikotarpį. Ir tokiu būdu gali valdyti besiregistruojančius asmenis. Kada mokymo teikėjas nusprendžia vykdyti mokymosi programą, jis gali nelaukti registracijos pabaigos, bet ir turėdamas nesurinktą minimalų dalyvių skaičių ar jau pakankamą, kad jau tikrai nusprendžia vykdyti, jis gali aktyvuoti mokymosi programos vykdymą. Nusprendžia vykdyti, vadinasi, inicijuojamas sutarčių pasirašymas, bet jeigu nesibaigęs registracijos laikotarpis, tai į likusias laisvas vietas dar gali vykti registracija. Būna tokiu atveju, kad asmenys užsiregistruoja, pasirašo sutartį, po kelių dienų apsigalvoja, nutraukia sutartį, tai jeigu registracija vyksta, jie gali vėlgi rinkti asmenys į tas atsilaisvinusias vietas. Tai šitą procesą valdo pats mokymo teikėjas. Tai jis net ir nesurinkus, pakeitęs būseną įvykdomą, nusprendžia inicijuoti sutarčių pasirašymą ir vykdyti. Man atrodo, Kristina, taip išsamei ir tikslingai atsakėte, kad mes iškirpsim šitą epizodą ir kai jūs vėl gausit šitą klausimą, jūs galėsite tiesiog parodyti, nes sakėt, kad dažnai gaunat. Pakalbėjom apie tai, kaip vyksta procesai, kai galbūt žmonės renkasi pasyviau arba nesusirenka tas kiekis, kurio siekiama, o ką daryti, kai lektoriai nesirenka. Aš turiu omenyje, įvyko kažkokia, nežinau, įvyko gyvenimas, ar ne, kažkas susirgo, negali atvykti, nežinau, visko būna. Kaip vyksta tada, jeigu yra užsiėmimas, o lektorius negali atvykti? Ką man kaip mokymų tiekėjui daryti? Jau jūs kalbate apie tvarkaraščių keitimus. Aš daug pokyčių noriu, vis apie pokyčius. Vis apie pokyčius, tai šiuo metu sistemoje yra realizuota taip, kad tvarkaraščius visiškai valdo mokymo teikėjas. Tačiau keitimus visuose suplanuotuose užsiėmimuose gali atlikti tik tai dar neįvykusiuose užsiėmimuose. Vadinasi, jeigu užsiėmimas buvo vakar, lektorius jau vakar sirgo, bet šiandien nusprendžiau susitvarkysiu sistemą, tai jau vakar dienos informacijos pakeisti tikrai neleis. Tokiu atveju siūloma planuoti papildomą užsiėmimą, kad tikrai būtų įgyvendintos visos mokymosi programos kontaktinio darbo valandos. Tai keitimus mokymo teikėjas sėkmingai gali atlikti, bet visą laiką pabrėžiam, kad darote keitimą, informuokite mokymo dalyvius, kad visi žinotų, kad įvyko tam tikri pakeitimai ir sėkmingai asmenys sudalyvautų užsiėmimuose. Ačiū už atsakymą. Girdėjau, kad yra reikalavimai sąskaitoms, ar ne, norint, kad jos, nežinau, atitiktų kokį čia terminą panaudoti. Gal galim plačiau, ar ne, mūsų žiūrovom papasakoti, kokia turi būti ta sąskaita ar sąskaitos, kad jos būtų tinkamos? Sąskaitoms reikalavimai yra nustatyti MP administravimo tvarkos aprašo punkte ir teikėjas baigęs mokymo programą, jisai per 20 darbo dienų privalo išrašyti sąskaitą, kurioje nurodo informaciją apie mokymo programos pavadinimą, mokymo programos vykdymo datą, pradžią, pabaigą, mokymų baigusius asmenų skaičių suveda. Ir tuomet gali pateikti sąskaitą vertinimui mūsų IMP sistemos priemonėmis pateikia. Mes sąskaitą gauname, turime terminą iki 60 darbo dienų. Aišku, stengiamės greičiau apmokėti, jeigu visa informacija pateikta teisingai sąskaitoje. Tai laukia, kol ta sąskaita bus patikrinta, įvertinta ir gali gauti pinigėlius. O šiaip, jeigu kyla kažkokių papildomų klausimų apie sąskaitos pateikimą, tai yra detali instrukcija sąskaitos pateikimo, vėlgi mūsų Kursok svetainėje pasirinkusi, kaip pateikti sąskaitą ir ten galima vėlgi rasti tą informaciją.
Taip, tikrai galim teikti, kad kursuok yra pasiruošę padėti visur. Internetinėje svetainėje. Gyvi žmonės patars ir pasakys, informacijos yra daug, nepatingėkite jos paieškoti. Dar toksai klausimas, ar ne, vėlgi labai natūralus, praktinis, kokį adresą nurodyti, jeigu mokymai vyksta, pavyzdžiui, net ne dviejose skirtingose vietose, bet dviejose skirtingose miestuose, arba, kaip sakėt, yra 40 grupių ir visas tos grupės, įsivaizduoju, dauguma jų skirtingose vietose. Kaip man dabar aprašant savo mokymus tai vardinti ir kad žmogus nepasiklystų, nežinau, atrastų? Tai jau teikiant programą, jūs galite nurodyti adreso langelį. Jeigu planuojate, kad jūs vykdysit mokymus pagal tą programą keliuose miestuose, tai jūs galite ir nurodyti kelis miestus. Jeigu jūs dar nežinote, kiek miestų apimsite Lietuvos, jūs galite parašyti, kad mokymai gali vykti visoje Lietuvoje. Ir tiesiog gal siūlyčiau įdėti tokią pastabą, kad tikslus mokymų adresas bus nurodytas kuriant grupės. Ir tiesiog tada, kai jau programa bus patvirtinta ir jūs kursite grupės, tiesiog prie kiekvienos grupės jau nurodysite konkretų adresą tos grupės vykdymo. O jeigu... Atsiprašau, norėčiau net patikslinti, papildyti, kad pats adresas ir mokymų vieta nurodoma kiekvienam užsiėmime. Tai jeigu tai nuotolinis, nurodoma nuoroda, kur jungtis virtualią mokymosi klasę, jeigu tai kontaktinis užsiėmimas, tai kiekvienas užsiėmimas turi savo adresą, nes dalis gali būti teorinėse auditorijose, kitos laboratorijose, kitam pastate, tai tikrai mokymo teikėjas gali lankščiai planuoti tuos mokymus. O jeigu aš noriu organizuoti mokymus ne tik skirtingose miestuose, bet, pavyzdžiui, kokiam 4 arba 5 skirtingom kalbom, ar ne, įsivaizduokim, pasimuliuokim. Ir aš žinau, kad vis tiek pateikiant jums mokymų programą yra tikrinimas, jinai yra arba patvirtinama arba ne, yra kokybės reikalavimai. Tai jeigu aš teikiu vieną mokymo programą, bet ją teikiu 5 kalbomis, ar jūs tikrinsite visas atskirai, ar tik tai kažko, tarkim, vieną tokią kaip turinio ir paskui jau vertimai ten yra mano reikalas? Tai taip pat, tai reikia sužiūrėti teikiant programą ant ŠPR. Tai tiesiog programos langelėje pažymėti kelias kalbas. Tai jūs galite pažymėti, kad jūs ten, tarkime, lenkų kalbą naudosite, anglų ir lietuvių kalbą tą būtent programą. Na, o paskui, kuriant grupę, tai nurodysite konkrečią tos grupės kalbą. Viskas tikrai paprasta ir patogu man tam, kuris teikia tuos mokymus. Klausimėlis toks, kiek toliausiai į priekį galima kurti mokymų grupės? Pavyzdžiui, ar galima, nežinau, 3-4 mėnesiai į priekį, o gal 3-4 metai į priekį? Čia taiklus klausimas, todėl kad sistemoje yra uždėtas apribojimas. Tai šiuo metu galima kurti mokymosi programas, tiksliau mokymosi grupės jau programuose, kurių mokymo laikotarpis baigtųsi ne vėliau kaip 26 metų vasario 28 dieną. Tai 25 metų laikotarpyje visiškai laisvi esate, 26 metai vasario 28 turi mokymai visi užsibaigti. Tai čia turbūt visi į savo kalendoriukus ir tikiuosi, kad pasižymėjo tą dieną. Matau, norite dar papildyti. Taip, aš gal dar papildysiu Kristiną, kad kaip ir minėjom apie sistemos plėtrą, tai šiuo metu vėlgi planuojamas ir plėtros etapas, kada mes planuojame tolimesnį antrąjį MVG mokykis visą gyvenimą projektą, kurio metu ten bus vėlgi galimi finansavimai iki 29 metų, 30, tai nėra baigtinis, tai yra tęstinis, bet šiuo metu apribojimų tokių nėra, iki kada registruoti grupės. Ačiū labai. Klausimėlis toks, o jau suplanuotų užsiėmimų kažkokią informaciją, laiką, vietą aš galiu koreguoti ar ne? Tai yra vėlgi tie patys tvarkaraščiai. Jeigu užsiėmimas dar neįvyko, jūs sėkmingai galite koreguoti lygiai taip pat ir nuorodos į virtualius susitikimus ir tai ypatingai prašome mokymo teikėjų, kurie galbūt planavo mokymus ten prieš 3 mėnesius ar anksčiau, nes yra tokių kruopščių, kurie jau pusę metų susiplanuoja, ką planuoja vykdyti. Tai prieš prasidedant mokymus pasitikrinti, ar teisingas adresas, ar teisinga auditorija nurodyta, ar teisinga nuoroda, ar ta nuoroda veikia, ar jinai yra aktyvi, nes tai yra labai svarbu, nes ir asmenys besimokantieji jungiasi ir žiūri tą informaciją ir pagal tai jungiasi į mokymus ar vyksta į mokymų vietą, lygiai taip pat ir stebėtojai, būtent pagal tvarkaraštyje pateiktą informaciją vyksta ir vykdo stebėsenas. Tai ta informacija
koreguoti galima, jeigu tai ateitis, bet ji tikrai turi būti tiksli. Aš dar papildyčiau, kad, pavyzdžiui, jeigu adresas yra parašytas, tai jis taip pat turi būti labai tikslus. Jeigu pastatas 18 turi ABCD korpusus, tai būtų gerai, kad nurodytų ir korpusą, kad nurodytų ir auditorijos numerį arba salės, tiesiog vykdami stebėtojai, kad nereikėtų jiems ieškoti ir lengvai rastų. Taip, Ir kad ne- stebėtojai tai atsižvelgs, Taip. jeigu reikės klaidžiot. Na, Žiekauju. Tiesiog, kad, žinot, kaip gali būti toks atvejis, kad tiesiog neradę užfiksuos kaip pažeidimą. Tai vat, kad to neįvyktų, tai Ai, kuo tiksliau Taip, turėti. gali būti, kad kažkas simuliuoja mokymus, o iš tikrųjų nieko ten tai Taip, vietai taip. nevyksta. Supratau, taip, logikos čia yra daug. Žmogus labai turbūt nerimauja, jis uždavė tokį klausimą. Jei pateikus programą, gavau pranešimą, kad programa įregistruota, ar viską padariau teisingai? Tai taip, jisai viską padarė tikrai teisingai, tik tai dar vieną svarbų žingsnį jis turi atlikti, tai yra pateikti programą vertinimui. Tai gerai, kad jis uždavė šitą klausimą, Labai. ne, žodžiu, gavęs šitą laišką jau nuėjo, taip sakant, Taip. ilsėtis. Tai dar jam reikia padaryti ką? Jis turi paspausti mygtuką teikti programą vertinimui. Tai yra labai svarbu, nes jeigu jisai nepaspaus to mygtuko, programa taip, jinai liks įregistruota ant ŠPR, tačiau jinai nepasieks programų vertintojų. Čia labai labai svarbu. Tik gavę laišką, kad įregistruota, taip sakant, šampano dar nešaukite, paspauskite Taip. tą mygtuką ir Taip. tada jau galite pasidžiaugti. Dar vienas klausimėlis. Ar būtina nurodyti programos reikalavimus dalyviams? Programos Arba reikalavimus dalyviams. Gal reikalavimus dalyviams. Taip, reikalavimus dalyviams galima nurodyti, jeigu tiekėjas mato reikalingumą. Jeigu, pavyzdžiui, gali būti pavyzdys, tarkime, jeigu jisai planuoja dėstyti anglų kalbos mokymus, pavyzdžiui, B1 lygiu. Tai jis turėtų vis tiek nurodyti, kad jo dalyviai turėtų gebėti bendrauti A2 lygiu, šiek tiek žemesniu. Tai va tokiu atveju tikrai reikėtų nurodyti. O kitais atvejais, jeigu čia jau tiekėjo laisvas požiūris, jeigu jis priima visus, jeigu laisvas toks laisvesnė programa, tai tada gali ir nenurodyti. Merginos, man iš ties malonu ir įdomu su jumis bendrauti ir aš jūs kalbinčiau, bet žinau, kad jau turiu jūs paleisti ir noriu kreiptis į mūsų žiūrovus. Mielie, jeigu mes neatsakėme į jums rūpimą klausimą, kurį jūs uždavėte, tikrai nenukabinkite nosies. Kursuok.lt yra tas internetinis puslapis, kuriame yra labai daug informacijos ir yra tokia stebuklinga skiltis kontaktai. Ten rasite tiek info@kursuok.lt informacinį elektroninį paštą, tiek ir telefono numerį, nes čia dirbantis žmonės yra pasiruošę jums padėti visais jums patogiais kanalais. Tad parašykite mums, paskambinkite ir mes būtinai jums tiesiogiai atsakysime į rūpimą klausimą. Aš noriu pasakyti didelį ačiū jums, merginos, už visus pasakojimus, už atsakymus, už tą naudingą informaciją. Ačiū mūsų žiūrovams, kurie dalyvauja, kurie mokosi, kurie auga ir augina savo kompetencijas. Tikiu, kad dar susitiksime ir kažkaip jaučiu, kad labai greitai. Tai ačiū visiems Ačiū. ir linkiu gero mokymosi ir gero augimo. Iki. Ačiū.